Po Antrojo pasaulinio karo sovietai rytiniuose Europos pakraščiuose nuleido geležinę uždangą. Šiandien šis reiškinys netgi turi apibrėžimą. Jis skamba taip: politinė, karinė, informacinė ir ideologinė Sovietų sąjungos ir jos sąjungininkių savizoliacija nuo vakarų ir kitų nekomunistinių valstybių. Tai atskleidžia režimo esmę, tačiau pagal tokią primestą ideologiją turėjome gyventi ir mes. Čia buvo didelis koncentracijos lageris, Sovietų sąjunga. Ir jeigu būtų atvėrę sienas, jie būtų netekę didelės dalies žmonių. Žmonės būtų išvažiavę, nes buvo paremta teroru, represijomis, žudimais, prievarta, melu, apgaulė ir taip toliau. Mums dabar daug lengviau suprasti, kai mes matom, kas vyksta Rusijoje. Ten irgi palaipsniui sistema virsta, dar nėra virtusi stalininiu režimu, bet karo sąlygos diktuoja ir einama į tai. Šitas režimas apskritai buvo, galima sakyti, aptvėrę savo teritoriją ir kontroliavo kiekvieną savo piliečių žingsnį. Ir šiaip išvažiuoti ar perėti sieną tai nebuvo paprasta. Jeigu legaliai, tai tą galėjo padaryti tik tai gavę leidimą iš vidaus reikalų ministerijos. Ir tai tik tai, jeigu yra iškvietimas, ir gana biurokratinė tokia sistema buvo sukurta, kad šiaip žmogus išvykti į užsienį nelabai galėtų. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą išvykau tik 1990 metais. Tai yra tuomet, kai buvo paskelbta nepriklausomybė. Ir daugelis žmonių praktiškai tai tik tuomet gavo galimybę išvykti ir pasižiūrėti, kas yra už tos uždangos. Kiekvienas praktiškai piliečių žingsnis buvo kontroliuojamas, sunku dabar suprasti tai, bet iš tikrųjų taip ir buvo, nes mūsų šeima gyveno netoli Lenkijos sienos, bet į Lenkiją patekti reikėdavo per Vilnių, gauti leidimus ir tai įrodyti, ko ten važiuoji. Ir visa siena buvo aptverta spygliuota tvora ir saugoma šitų pasienio tarnybos, taip kad žmogui, eiliniam piliečiui, jeigu jis neturėjo giminių užsienyje, tai buvo praktiškai neįmanoma išvykti iš šios šalies. Jį prisibijojo to, matyt, piliečių požiūrių, kurį jį galėjo parsivežti iš vakarų, pabuvus ten. Į vakarus tai apskritai buvo sunku išvažiuoti, jau nekalbant, lengviau šiek tiek buvo galima išvažiuoti į tas vadinamas socialistinės šalis. Tai Lenkija, Vokietijos Demokratinė Respublika, Vengrija. Tai buvo sudaromos grupės. Aš pats niekada nevažiavau, tai per daug negaliu ir papasakoti apie tai, bet tai buvo visiškai visiems žinoma ir maždaug visi suprato, koks tas yra kelias į tuos vakarus. Tai ir šiaip į vakarus buvo galima pažinti tik daugiausia per vakarų radijo stotis. Tai yra įsivaizduoti, kaip tie vakarai gyvena ir kokios yra bendravimo taisyklės, kokia kultūra ir panašiai. Tėvynės ir artimųjų ilgesys kiaurai vėrė lietuvių širdis, tačiau Kremliaus režimas buvo nepermaldaujamas. Socialistinį pasaulį pasiekti dar buvo įmanoma, tačiau aplankyti nuo represijų pabėgusius giminės misija buvo beveik neįmanoma. Pro geležinę uždangą prasiskverbdavo garsūs atlikėjai, tačiau buvo daroma viskas, kad jie neprapultų iš akiračio. Režimas negalėjo sau leisti, kad būtų papasakota tiesa apie tai, kas Sovietų sąjungos viduje. Su trukdžiais įvažiuoti į sovietinį pasaulį susidurdavo ir čia norintys patekti, o galiausiai, jei leidimas būdavo suteiktas, tai dar nereiškia, kad lankytis bus galima kur tik panorėsi. Buvo irgi kelios kategorijos tų šalių, buvo vadinamasis tas sovietinis lageris, Lenkija, Rytų Vokietija, Čekoslovakija, kur tas režimas buvo švelnesnis, nes ten irgi buvo komunistinis režimas, taip sakant, jau natūrali tokia apsauga, nes jų saugumo tarnybos tai buvo faktiškai KGB filialai irgi. Tai čia buvo režimas lengvesnis, ten išvažiuodavo galbūt daugiau net ir tokie, kokie ir visuomenininkai, ir menininkai, ir kokio tai ten folkloro gal ten ansambliai. Ir buvo kapitalistinis pasaulis, kur jau iš vis išvažiuoti buvo labai sudėtinga ir ten išleisdavo jau, tai buvo priešų stovykla. Ir siūsdavo jau žmonės, kurie arba būdavo paruošti. Aišku, rusai turėjo ir didelį agentūros tinklą.
ir vakaruose. Ir žmonės, kurie ten išvykdavo, tai atsidurdavo, taip sakant, iš vienos pusės, jeigu kokia nors tai buvo ekskursija, tai ten būdavo, aišku, seklių jau pačioj grupiai. Na, o ten, kurie būdavo, dar susitikdavo, reiškia, ir privačiuose aplinkose, ten vėl, reiškia, visokie raportai ir taip toliau buvo rengiami. Taip sakant, ta kontrolė buvo labai stipri. Daugiausia tai galbūt keliaudavo į Lenkiją, kadangi buvo ir daug giminių artimųjų, nes po karo, kai buvo parimti atitinkami įstatymai, kurie leido pasikeisti darbuotojais, kurie apskritai žmonėmis, kurie buvo Lenkijos piliečiai, bet jie norėjo išvykti ir gyventi Lenkijoje, tai buvo tokia galimybė suteikta 46, atrodo 47 metais, tai buvo masinis toks išvažiavimas Lenkų visuomenės iš Vilniaus krašto į Lenkiją. Bet paskiau užsimezgė tie ryšiai, tai tarp žmonių, tarp giminių liko. Tai važiuodavo į Lenkiją, kartais ir Vokietijos demokratinę, Vengriją. Tai čia tokie lengvesni išvažiavimai ir daugiausia juos organizuodavo jau Brežnevo laikais, tokiamis grupėmis, kaip paskatinimą savotišką išvyką. Išvažiuodavo įvairūs ansambliai, tokie kaip Lietuva, pavyzdžiui, arba kiti, tai jau jie važiuodavo ne tik tai į soc šalis, bet ir į kapitalistinės šalis, taip vadinamas, ir ten koncertuodavo, susitikdavo su vietiniais lietuviais, kurie kažkada emigravo. Na tai tokia, kai kurie net pasiekdavo Didžiąją Britaniją, bet tokių mažiau. Bet daugiausiai ten, kur lietuvių bendruomenės gyvendavo, tai ten buvo galimybė išvažiuoti. Tai po išvažiavimo į rytus, kaip į vieną kryptį, į tą soclagerio šalis, tai buvo dar ir galimybė išvažiuoti į kapitalistinės šalis ir aplankyti savo giminaičius, jeigu tu įrodai, kad ten tavo brolis yra ar artimas kitas giminaitis ten ir jie aplankyti, arba jis atvažiuodavo į Lietuvą irgi, kaip sakė, išimties tvarka, nes buvo kontroliuojami ne tik išvažiuojantis, bet ir atvažiuojantis į Lietuvą. Ir ne į visus miestus net Lietuvoje buvo galima įvažiuoti. Pavyzdžiui, Pajūris buvo uždraustas užsieniečiams, Nida, Klaipėda. Tai čia buvo pasienio zona ir į tas zonas užsieniečiai galėjo važiuoti tik tai Gorbačiovo tos pertvarkos laikais, kai tai buvo 86-90 metai. Tai buvo laisvesnis toks judėjimas galimas. Kirsti geležinę uždangą privilegiją turėjo tik režimui ištikimi veikėjai. Procedūras ypač palengvindavo už nuopelnus socializmui gauti apdovanojimai ir panašios regalijos. Iš tokio plauko sovietinio pasaulio piligrimų režimas galėjo tikėtis naudingos informacijos ir lojalumo. Išvykę į vakarus tokie veikėjai išsiveždavo ir namų darbus. Motyvuodavo tai žinoma tuos žmonės, kurie buvo ištikimi režimui, nieko nenusikaltę, nepagarsėję savo antitarybinę veiklą ar kažkokiais pasisakymais, ar tuo labiau, jeigu jie nebuvo komjaunuoliai arba jie nebuvo, palankiau buvo žiūrima į komunistų partijos narius. Na tai gal taip galima, kaip sakant, apibrėžti tą žmonių grupę, bet buvo ir tokių atvejų, kai, aišku, žmonės pasižadėdavo išvažiuodami ir grįžti ir rašyti ataskaitas apie tai, kartais tapdavo ir agentais atitinkamų struktūrų, tai čia tokių atvejų yra buvę nemažai Lietuvoje. Amerikos lietuviai irgi nebuvo taip jau kvailiai, jie suprato, kad žmonės atvažiuoja iš nelaisvo krašto. Jos per daug, žinai, kur nors tempti kažkokius labai patriotinius renginius, tai jos kišti, taip sakant, po giljotiną. Vyko susirašinėjimas su giminėm, su draugais, su pažįstamais, bet irgi iš abiejų pusių žinojo, kad laiškai skaitomi, nėra laisva. Tai ten tokia meta kalba, ten tokia, mano pavyzdžiui, šeima, ten mūsų buvo irgi giminių Amerikoje. Tai aš dabar, kai buvo susirašinėjama, tai žmonės dažniausiai netikrais vardais, reiškia, minimi.
nu, kokiais nors ar pravardėm, arba kaime, kaip vadindavo, žinai, jaunystėje vaikus, ten dar kas nors tokio, tai ten, reiškia, jeigu to nežinai, tu negali suprast. Tai koks nors cenzorius ten skaitydamas, reiškia, nu, jam reikia daug pastangų atsekti, kas čia tie žmonės yra, apie kuriuos kalbama. Nu, tai tokiais būdais buvo bandoma kažkaip tai tas sienas įveikti. Galima būtų nustebti, bet geležinės uždangos liekanų galima atrasti ir dabartinėje Lietuvoje. Spygliuotų vielų užtvarai dar ir dabar primena ribą, kurią kirsti buvo griežtai draudžiama. Tačiau tie, kurie vis tik atsidurdavo kitoje pusėje, vakarų pasauliui sovietinį bloką piešdavo pastelinėmis spalvomis. Tiesa, lojalūs Kremliaus režimui buvo ne visi. Čia tiktų pasakyti, kad dalis išvykstančiųjų į vakarus ant tautinio kostiumo užsimaukštindavo sovietinės katorgos standartizuotą eilutę. Oficialiai tai buvo piešiamas gražus vaizdas, ta prasme, kad pranašumai, tariami pranašumai socialistinių šalių ir konkrečiai Lietuvos, apie tai, kad čia ir būtus galima gauti nemokamai, ir darbo sąlygos geros, ir apskritai, šalis, kaip sakoma, lenkianti ekonominiais rodikliais vakarų šalis. Bet juk jie susitikdavo ir su savo artimaisiais, tai žinoma, jiems nereikėdavo meluoti, kaip iš tikrųjų gyvena ir kokiamis taisyklėmis jie yra apriboti toje šalyje. Tai jie informaciją užsieniečiai arba lietuvių bendruomenė jie gaudavo. Ir tuo labiau, kad buvo tokių atvejų, kai ir įveždavo tam tikras uždraustas knygas, nes Sovietų Sąjungoje buvo didelė cenzūra ir kai kurios knygos, netgi tokios disidentų parašytos arba žurnalai, kurie buvo leidžiami vakaruose, tai jie buvo perduodami per pažįstamus ir patekdavo ir į Vatikano radiją, ir į Amerikos balsą, ir į BBC. Katalikų bažnyčios kronika buvo plačiai reklamuojama ir apie jos buvimą, apie persekiojimą katalikų ir pačios bažnyčios buvo žinoma vakaruose. Buvo tam tikras judėjimas, kuris gynė tikinčiųjų teises. Nors negalima pasakyti, kad po partizaninio judėjimo sutriuškinimo, kai jau neliko partizaninio judėjimo, tai jau tas aktyvus pasipriešinimas Lietuvoje, žinoma, buvo menkas ir tai išdrįsdavo padaryti tik tai atskiros žmonių nedidelės grupės arba tokios grupės, kurios, kaip Katalikų bažnyčios kronika, buvo susivienyje apie Katalikų bažnyčią ir panašiai, bet tokios nei partijos, nei judėjimai, jie buvo kontroliuojami ir sekami, ir persekiojami, ir ten niekas negalėjo nieko sukurti, kol neprasidėjo tas pertvarkos laikotarpis pačioje Sovietų Sąjungoje, kai pradėjo Sovietų Sąjunga iš esmės byrėti ekonomiškai, buvo suprasta, kad reikia daryti reformas ir viena iš tų reformų tai ir buvo, kaip sakoma, išlaisvinti žmonės, kad jie turėtų iniciatyvą ne tik ekonominėme gyvenime, bet ir kultūrinėme ir visuomeninėme. Tai čia tas atsitiko tik tai 80-mečio pabaigoje. Vos kirtus geležinę uždangą, tarp išvykstančiųjų ir juos stebinčių saugumiečių prasidėdavo katės ir pelės žaidimas. Laisvės kvapą užuodę žmonės visais įmanomais būdais siekdavo ištrūkti iš saugumiečio akiračio. Daugeliu perpus plyšdavo širdis iš ilgesio per susitikimus su pabėgusiais artimaisiais ir tuo pat metu vydavosi mintis, kad teks grįžti į režimo narvelį. Vieni saugojo, kiti stengiasi įsisukti iš to saugojimo, žinoma, ir daugiau pamatyti ir pabendrauti, tai čia jau priklausė nuo žmonių iniciatyvos ir nuo jų apsisprendimo, bet žinoma, kad jie stengiasi kuo daugiau informacijos ir pateikti apie save ir gauti iš tų žmonių, kurie ten gyveno. Tai čia tokia, viskas buvo labai žmogiška. Norinčių atvykti į sovietų okupuotą Lietuvą taip pat netrūko.
tačiau vien noro susitikti su išsiilgtais artimaisiais nepakako. Net ir galiausiai įveikę sovietinį biurokratinį aparatą užsieniečiai sunkiai arba apskritai negaudavo leidimo laisvai keliauti po šalį. Tai reiškia sudie gintariniam pajūriui, sudie kaimui, kuriame augau. Tu negalėjai važinėti kur nori ir kada nori. Tai buvo ekskursijos. Organizuodavo ekskursijos ir tai būdavo paprastai 5 dienos. 5 dienos ir daugiausiai Vilniuje. Ten jam irgi buvo nustatytos taisyklės, kad ten tu gali tik tai tam tikrose teritorijose judėti. Tai per 5 dienas ten daug ką nenuveiksi, plus, reiškia, tau nepažįstamas kraštas. Susitinki su giminėmis, tau parodo šiek tiek ekskursijų ir viso gero, taip sakant, fasadą tą. Bet vis tiek sugebėdavo, man yra pasakojęs toks Juozas Kojelis, išeivijo žurnalistas, kaip jis atvažiavo, jis atvežė, pavyzdžiui, nemažą sumą pinigų paremti Katalikų bažnyčios kroniką, slaptą laikraštį. Ir ten, reiškia, sugebėjo, atitrūkti nuo visų seklių savo ir saugiai perduoti pinigus, paremti ten visus politinius kalinius, ten dar ką nors tokio, net kur kam ten buvo skirti tie pinigai. Ten tokios apvalios sumos, aš dabar neprisimenu tos sumos, bet buvo rimtos sumos. Bet tikriausiai ir tie sekliai irgi nebuvo pėsti. Jie žinojo sąrašą, žinojo, kas atvyksta, kokie žmonės, kuriuos reikia įdėmiau sekti, kurie netaip svarbus. Buvo labai didelė kontrolė jų. Tai yra žinoma, kad jiems buvo rezervuojami tam tikri viešbučiai. Tuose viešbučiuose buvo pasiklausimo aparatūra. Tai čia visiems yra žinoma, tokia Neringa Vilniuje Gedimino prospekte ir dabar ir yra. Praktiškai prie kiekvieno staliuko buvo pasiklausimo aparatas, ir jie visą laiką turėjo jaustis sekami. Ir iš esmės neturėjo teisės net išvažiuoti iš Vilniaus. Tai jeigu jie norėdavo išvažiuoti net į Klaipėdą arba į Kauną netgi, tai pavyzdžiui, kaip buvęs mūsų prezidentas Adamkus, tai jis kaip jau atsakingas žmogus, užimantis tam tikras pareigas Amerikos administracijų, tai jam buvo sudarytos sąlygos išvykti į Kauną pasižiūrėti, kaip tas Kaunas atrodo, kuriame jis ilgą laiką gyveno jaunystėje. Tai buvo gana, praktiškai kiekvienas žmogus buvo sekamas. Tai jis turėjo žinoti, žinoma, prieš juos, kažin ko nepadarysi, vis tiek jie atvažiuodavo su vizomis, turėdavo jau vizas išduotas tos šalies, į kur jie važiuodavo. Ir tai jie buvo, ir tų užsieniečių atvažiavusių čia buvo, lyginant su to, kas dabar yra, tai labai mažai. Ir praktiškai buvo visi suskaičiuoti. Ir, kaip sakoma, kiekvienas buvo sekamas. Ir jo giminės sekamos, bet nepaisant to, buvo galima susitikti, ypač 80-mečio pabaigoje, susitikdavo žmonės ir netgi kartais leisdavo ir į kolūkius nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip jie atrodo ir kitų dalykų. Tai irgi priklausydavo ir nuo vietinės kažkiek valdžios, nuo jų bendro supratimo, nuo jų išsilavinimo arba nuo baimės laipsnio, kurį jie turėjo. Bet kažkaip tai rasdavo būdų lietuviai vieni su kitais bendrauti ir, žinoma, dalintis tą informaciją ir dovanėlėmis, ir tokiomis kaip kramtomoji guma buvo deficitas, pavyzdžiui, arba Coca-Cola, ten tokie dalykai, kurie dabar masiškai vartojami, tai buvo, kaip sakoma, tai kažkas tokio naujo, nes to dar nebuvo, arba ateidavo labai nedideliais kiekiais, kuriais mažai kas naudojasi. O skambių pabėgimų iš Sovietų Sąjungos buvo. Jų gretose ir lietuviai. Daug kas neseniai gal tik pirmą kartą išgirdo apie Simo Kudirko šuolį iš Sovietų į Jungtinių valstijų laivą. Tai buvo įvykis supurtęs net laisvuosius vakarus. Ir tai tik viena istorija. Buvo Vladas Šakalys, kuris pėsčias ėjo, reiškia, iki Suomijos važiavo, per Suomiją, ten per ežerus plaukė, iki Švedijos atėjo, reiškia, ir tas, taip sakant, išsigelbėjo. Ir paskutinis šuolis buvo toks garsus Simo Kudirkos, kuris, reiškia, irgi įšoko į Amerikos laivą, amerikiečiai grąžino jį, bet
Nu ir paskui atsitiktinai, tik Amerikoje ten tą bylą jau, kai užsikūrė tą bylą, atrado, kad jo motina gimusi Amerikoje. Ir tas iš dalies jį išgelbėjo kaip Amerikos pilietės, taip sakant, sūnų. Ir po ilgų, aišku, kančių, ir mušimų, ir prievartos, reiškia, jis buvo išleistas į vakarus. Čia Lietuvos gyventojai, kurie domėjosi politiką ir sekė tas užsienio laidas, tai irgi žinojo apie tai. Na, galbūt jo, tai galbūt tai ir buvo. Galbūt šitas Šakalio perėjimas per Suomijos sovietų sieną irgi buvo toksai atvejis, kai buvo labiau žinomas čia Lietuvoje. Bet tokių atvejų buvo nedaug, nes tai padaryti buvo ne taip paprasta. Iš tikrųjų reikėjo įveikti tas pasienio zonas, reikėjo pereiti pėsčiomis viską, kažkaip tai apgauti tuos sargybinius, kurie saugo tą sieną. Viskas buvo gana sudėtinga ir iš tikrųjų tų pabėgančių galbūt kitose vietose, kur nors Sibirė, ten galbūt Aliaska, tai irgi jau gamtinės sąlygos tokios, kad ne kiekvienas jas įveiktų. Vis ta Sovietų sąjunga didžiulis kraštas, tai netgi ir tuose nutolusiuose rajonuose nebuvo taip paprasta ištrūkti iš tos Sovietų sąjungos, turai šnekant. Apie geležinę uždangą dar spėjo pasisakyti ir Antrojo pasaulinio karo metais Jungtinės karalystės ministrų kabinetui vadovavęs Winstonas Churchillis. Galima sakyti, kad būtent jis ir yra šio termino autorius. 1946 m. kovą jis kalbėjo Jungtinėse valstijose ir sakė, kad nuo Štetino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos skersai visą žemyną nusileido geležinė uždanga. Už šios linijos visos senųjų centrinės ir rytų Europos valstybių sostinės – Varšuva, Berlynas, Praha, Viena, Budapeštas, Belgradas, Bukareštas ir Sofija. Visi šie žymūs miestai ir aplink juos gyvenantys žmonės yra, turiu pasakyti, sovietinėje sferoje. Ir visi jie yra veikiami viena ar kita forma. Ne tik sovietų įtakos, bet ir labai didelės, o kartais vis didėjančios kontrolės iš Maskvos pusės.